augina 3-4 metų vaikus, tai turbūt savo vaiką dažnai vadina kodėlčiuku. Nes tas toks kodėl, tai yra toks nuolatinis vaiko palydovas. Kodėl saulė geltona, kodėl saulės nėra naktį, kodėl mes turim valgyti ledus tik tai pavalgę, o kodėl tik tai viena ledų porcija, o kodėl taip, o kodėl ne kitaip. Noriu tiesiog šiek tiek atkreipti jūsų dėmesį į šitą kodėl, nes nebūtinai visais atvejais, kai vaikas sako kodėl, jisai tikrai nori išgirsti atsakymą. Labai dažnai vaikai išmoksta arba supranta, kai jie užduoda klausimą kodėl, tėvai meta visus darbus ir šventai jaučia pareigą atsakyti tą kodėl, kuo išsamiau ir skirti laiko vaikui. Ir dėl to jie kartoja kodėl. Ne todėl, kad nori atsakymo, o tiesiog todėl, kad nori jūsų laiko. Žinokit, kad vaikas turi tą priklausimo buvimo ryšį poreikį ir galima įtenkinti daug funkcionalesnių būdų į dienotvarkę įsitraukiant 20-30 minučių faino, gero, kokybiško laiko su vaiku kasdien. Vaikui ne taip svarbu, ką jūs veiksit, svarbu tą daryti kartu. Tenkinkit tą vaiko priklausimo poreikį tinkamu būdu, sumažės kodėlčiavimas ir nepastiprinsit tos netinkamos, įkyraus dėmesio gavimo strategijos. Tai tiek, sėkmės.